Kažkas girdėjau iš komandos, netgi Sirgalius sakė, kad nelaimėsi šiandien. Nebuvo tokių minčių. Jie aikštelė tik tais laimėt, kitaip neišeina. Ar lengva ar sunku, susikaupiam ir pirmin. Kas būtent šiandien lėmė, kad rungtynių pabaigoje buvo šeimininkai situacijos? Individualus meistriškumas ir susikaupimas. Iš tikrųjų, visi už vieną ir tas ir lėmė. Gynyba. Trečia vieta turbūt visai neblogas. Tikrai neblogas. Lyginant su tuo, ką planavom, nebuvo pagrindinių žaidėjų po lenta. Tai tikrai neblogai. Džiaugiamės. Nu, gal ir keltas šiek tiek, truputį traumuotas, negalėjau padėti. Tai sėdėjau, lūpą kramčiau. Tiesiog tokia apynauja komanda, susirinkom, dar visi tokie daugiau mažiau nesportavę po vasaros, tai labai sunkiai atrodom, sunkiai. Tikiuosi, B lygoj bus geriau. Pirmoji pusė gerai sužaidėm, pataikėm, agresyviai žaidėm, o antroji pusė atsileidom truputį, gal per anksti patikėjom pergalę. Kiek mačiau iš veidų, antra vieta visgi netenkina. Nelabai, tik auksas. Jaučiatės stipresni už daugiau šiandien? Šiandien kol kas silpnesni, pažiūrėsim kitais metais. Dėl komandinio žaidimo visa mūsų jėga buvo, nes nuo pat sezono pradžios visi vieningai lošiam, susikaupė ir manau tas lėmė labiausiai pergalę mūsų. Pradžia tokia lyg ir nevykusi buvo, paleido. Sporto manija naudoja spaudimą, kaip ir įpratę, kad jie naudoja. Po to susikaupėm ir pasiekėm savo.